5, 4. Praėjusį sekmadienį akylesni žiūrovai galėjo pastebėti štai šią Gintarės reakciją, belaukiant galutinių rezultatų. Kasgi nutiko visada optimizmu spinduliuojančiai Gintariai? Nemanau, kad aš ten verkiau. Tikrai neturėčiau. Bet aš tikrai buvau susijaudinus ir tą akimirką supratau, kad padariau klaidą. Padariau klaidą su paskutiniu šokiu. Praėjusioje laidoje ant parketo pasirodė pirmieji, Gintarė su Vytautu komisijos buvo įvertinti prasčiausiai. Atėjusi į užkulisius, mergina netgi puolė atsisveikinti su projekto choreografais. Tada su Vytuku irgi jau prieš paradą paskutinį. Ašarą nubraukėm, nusivaliom, irgi viens kitam padėkojom, nes jau manėm, kad viskas. Tikrai manėm, kad jau iškrisim. Sulaukė didelio žiūrovų palaikymo, Gintarė su Vytu visgi išliko projekte. Tačiau užuot dėl to džiūgavę, šią savaitę abu juto gėdą prieš tuos, kurie už juos balsavo. Pora sako, kad gailisi savo jaunatviško impulsyvaus sprendimo žiūrovams parodyti jų manimų itin prastą šokį. Ko gero, praeitą šią savaitę šiek tiek pasikarščiavo. Dėl to mūsų šokis buvo, negalėčiau įvardinti kaip šokio greičiausiai, tai buvo pasistaipstymas, pasimavimas. Ir tai buvo tarsi mūsų protesto forma prieš visą projektą ir tą akimirką, kai suvokėm, kad jau krentam, kada gavom labai prastus komisijos balus, supratom, kad tikrai nenorim dar klysti. Ir apskritai, jeigu nori dalyvauti. Nusprendėm nuo šiol tokių nesąmonių nebedaryti. Turbūt ne vieta ir ne laikas čia rodyti kažkokius kaprizus, savo kažkokius principus, dar kažką. Ir tai demonstruoti ant parketo. Gintarė su Vytu atsiprašo savo gerbėjų ir pažada, kad daugiau tai nepasikartos. Labai ačiū visiems žiūrovams, kurie mus palaikė praeitą laidą ir už mus balsavo. Mes suprantam, kad greičiausiai balsavot ne už paskutinį šokį, o už visą tai, ką matėte iki šiol. Tai tikimės ateityje daugiau jūsų nenuvilt. Ačiū.